Taigi, žiūrovai, šiandien ragausim visus Lietuvos čipsus. Taigi, pradėsime, va čia visas terlistas, čia yra populiariausi Lietuvos čipsai, va, matote visus čipsus šitus, žodžiu. Ir jo, pradėsime ragauti nuo pačio pirmo, tai yra overbaked čipsai. Žiauriai skanus čipsas, beje, aš dabar įrašinėju visą šitą, kaip manote, garsą, nes nenusifilmavau su garsu, tai sorry. Šiaip žiauriai skanus šitie čipsai, aš kiek žinau ir community visai patinka, tikrai. Prieš tęsiant video labai visų noriu paprašyti, kad prisijungtumėte į mano Discordo serverį. Dėl to, nes aš jame darau daug giveawayų, konkursų ir šiaip žiauriai geras serveris, yra tikrai labai daug veiklos. Ir dabar kaip tik vyksta eglučių konkursas, jeigu atsiųsite savo eglutę, galėsite laimėti nemokamai kažkokį žiauriai gerą prizą, aš nesakau kokias jisai, taigi laimėkite ir išsiaiškinsite, vertinsim geriausias eglutės ir pateksite naują kitą video. Ačiū. Tai aš sakyčiau, juos tikrai dėsiu, tikrai, čia bus pirmieji, sakyčiau, čipsai, kurie tikrai eina į dieviški čipsai. Toliau turime čipsus šitus overbaked, irgi čia antros su druska. Tie irgi yra tokie normalūs, jie tokie net tokie žiauriai skanūs, bet jie žiauriai geri. Visi šitie overbaked realiai yra labai geri čipsai, realiai visi šitie čipsai yra žiauriai geri. Tiesiog aš kritiškai gana juos žiūriu ir dėl to nėra aukščiausia dalis. Šiaip visi būtų dieviški arba žiauriai skanūs, bet tiesiog kritiškai žiūriu, dėl to jie žiūriu savo nuomonę ir community nuomonę, pagal tai nusprendžiu. Tai va čia tie overbaked grybų skonio žiauriai geri čipsai yra, tikrai žiauriai skanūs. Nice. Kaip matote, aš esu ne visus čipsus nusipirkęs, nes labai brangiai kainuoja, tai paspauskit laiką, subscribe būtinai. Tai va, tai paprikiniai overbaked čipsai tikrai yra žiauriai skanūs. Ir tie kiti kreminiai jie irgi labai geri, bet jie netokie geri kaip tie paprikiniai overbaked. Tai va, jie žiauriai geri yra. Visi Pringles čipsai realiai yra žiauriai geri, yra labai, dėl kodėl jie yra brangus. Jie žiauriai geri tiesiog yra. Tiesiog dieviški, tikrai čia, va čia yra pirmieji garantuoti dieviški čipsai. Prisijunkit būtinai į Discordo serverį, kuriame galima nusipirkti visokiausių kitų dalykų, murder.gg. Dėl to nesime, galite pirkti Fortnite accountų, YouTube premiumų, Spotify premiumų ir daug kitų dalykų. Būtinai prisijunkit, tikrai labai pigios kainos ir tikrai apsimoka ir jūs prisijungdami ten, nusipirkdami kažką, mane taip pat irgi paremsite. Tai va, kitų skonių, aš dar čia turiu kelis skonius, va, bet pirmiausia paimsime šitus skonius, galvoju. Va, nors va, pažiūrėkit, va, bacon dar paimkime pirmą. Žiauriai skanus, sakyčiau, aš sakyčiau, žiauriai skanus, community sako, kad jie būtų apie tokį normalų. Sakyčiau, žiauriai skanus, dėl to aš galvoju, juos dėčiau kažkur, ja, kažkaip taip. Vėliau turim, aš mažesnį dėžutį nusipirkau. Kaip sakant, neturiu pinigų šiandien. Aš visada esu nusipirkęs 13 skonių. Išleidau apie 30 eurų šitam video, tai jo. 30 eurų. Cheers. Ok, ragaujam šitą čipsą, tai jisai tikrai yra skanus, tai yra tiesiog klasika. Jie galbūt būtų netoli dieviški, bet biški skonio trūks, dėl to sakyčiau žiauriai skanus galbūt. Va, dar vieną paragaujam, of course, we need more. Jo, tokie, va, tiesiog Pringles klasika. Tiesiog klasika yra klasika, tokie normalūs, nes jie yra klasika. Aš negaliu kažkaip klasikos labai aukštai dėti, tiesiog apačia šitų, žemiau. Ar geriau negu overbaked, nežinau, iš tikrųjų, visi čipsai, kuriuos čia dedu, jie yra apsiragauti. Tai va, matote, čia turime dar kažkokius čipsus, pamiršau pavadinimą jų. Dabar padadinsiu didesnį paveikšliuką ant ekrano čipsų, jei pavyks. Tai va, tada turime sūrę, man atrodo, Pringles skonio, tai jie tokie normalūs. Čia yra, man atrodo, su šitu kokteilio, va, jie žiauriai good yra, tikrai žiauriai geri. Tada turime čia dar vieną kaip kokteilio, bet čia kitokie jie. Jie tokie, jo, irgi ganai tikrai žiauriai geri. Irgi eina. Šitie tai tokie normalūs, jie labai aštrus yra, tai smagu jie darosi, bet jie nėra labai OP. Tada turime čia, man atrodo, irgi bake, bet jie, ta prasme, jie kitokie čia, atrodo, šiek tiek kitokie šitie. O ne? Čia kažkokie kitokie šašlykai, man atrodo, barbecue, neklystu. Čia pizzos skonio, tai pizzos tokie normalūs, galėtų būti geresni. Va, šitie UP, šitie žiauriai UP. Cheese and onion yra labai UP. Tada turime šitus aštrius paprikos, jie tikrai irgi gerai yra. Tada yra dar šitie onion, šitokie, nežinau, net neįskaitų normaliai čia. Padinsiu ant ekrano, didelę fotkę, tai jie tokie normalūs yra. Tada čia yra šitie dar vienas kažkoks čia kokteilio, nežinau, netgi nežinau, realiai. Tada turime vėl cheese and onion, bet čia kitokie jie šiek tiek yra, tiek skiriasi. Why the fuck you lying? Why you always lying?
Ta čyzas yra, jo, jis tiesiog žiauriai skanus, kaip sakant, šitie žiauriai geri, kečupų skonis yra. Paimam jau tafels galbūt, tai tafels San Diego tiesiog klasika yra ir tiesiog dieviškas skonis. Man biški jie yra atsibodę, yra klasika, aukščiausio lygio. Leis pomidorų skonio čipsus. Jie tiesiog žiauriai geri, bet jie netokie kaip tafels San Diego. Bet jie tikrai žiauriai geri ir jie tikrai eina virš overbake galbūt, ar galbūt taip. Ir man pačiam. Ja, aš galvočiau gal grybus. Ta overbake grybus, padreginčiau viršų. Tada va, turime dar vienus šitus Estrella Tomatoes tipos pesto. Tai ar nežinau, ar čia pakelis toks, ar jie šiaip tokie, bet jie, tarsi nelabai skonio yra, tarsi nejaučiu skonio. Tiesiog biški šūdas tam šitam dalyse. Šiaip jie nėra šūdas, matote, turiu duplikatus, tai jo, neklauskit, kodėl šitaip yra. Okay. Čia dvigubai šūdas. Nėra skonio. Va, turim Leis grybą. Šitas žiauriai geras irgi skonis, kadangi turiu kažką padėti lik normalūs tokie. Tai jo, visi šitie Estrella dilai yra tokie normalūs arba nelabai. Man tai dilai, va šitas krapai ne. Man krapų čipsai nelabai yra. Turim tada čilančių ir tafelą, bet jie yra žiauriai skanus. Jie yra būpie, aš kaip paragavau, o dieve. Tiesiog burno patyrė naujus jausmus. Tai va šitie tafelai žiauriai geri. Tada turime Estrella chips cooked šitie. Čia man atrodo sūrio skonio. Tai va, tai jie tokie, žinokit, šitie tai nelabai. Jie nelabai, jie tikrai nelabai. Jie galėtų būti daugiau skonio. Jie tipo skanus, jie visi šitie yra skanus, bet nelabai. Tada yra druskos, kurie yra tiesiog normalūs. Ir tada čia yra tikrai žiauriai skanus, vos nedieviški. Ir tada turim žiauriai aštrius Max Strong chipsus. Jie tikrai labai aštrus yra. Jie yra, man atrodo, aštriausi chipsai, kiek tu gali nusipirkti parduotuvėje. Jie yra tikrai žiauriai aštrus. Jo, matot mano reakciją, aš tiesiog ieškau vandens, nes jie tikrai labai aštrus. Bet jie ir turi būti aštrus. Jie dėl to ir skanus, nes jie labai aštrus. Tai yra. Iš tikrai jas dėčiau link tokie žiauriai skanus, apačia gal. Šitie, va, Max Strong šitie tai tikrai žiauriai skanus yra. Tada spicy šitie yra popirikiniai su grietinėlė, jie žiauriai skanus. Šitie spicy varo skaniausiai. Tada yra šita kepsnio barbecue, jie tikrai yra žiauriai skanus. Tada yra Tafel Fiesta. Šitie yra žiauriai geri. Šitie žiauriai geri, bet jie nėra tokie geri kaip Tafel. Ready Fazbear or chipsus. Ready Fazbear or chipsus. Ready Fazbear or chipsus. Nu, aš taip juos linkęs atėti, bet iš tikrųjų yra tiesiog fried chicken. Estrella fried chicken yra. Top tier dieviški pirmoj vietoj. Tada turime tafą, tada turim sūrio va šitus, žinote, kai išleido čia taip naujus tos tokius Estrella, taip pat fried chicken serijas, dar ten yra tų serijas tomato ir tada yra išleidę šitus. Abieja čia, kodėl nėra visų čipsų, čia yra populiariausi Lietuvoje čipsai. Tai va, tada turime šitus stiksai, jie žiauriai skanus yra. Tada turime šitus dar sūrio čia Estrella, tiesiog jie visi tokie, nu tokie normalūs yra. Jie tipo nėra kaip kažkas labai wow, bet man, sakau, Estrella, pavyzdžiui, pagal mane iš viso visi Estrella, kaip matote, tier liste yra apačioj. Tai va, man kas patinka, visi, kad tu gali neprasipjaut lūpų. O su šitais visai Estrella dažnai prasipjaunu, nežinau. Ir va, visus šitus sudėjau likusius čipsus, matote. Buvau biškai pamiršęs čipsus. Čipsus čipsus, jie Lietuvoje gana populiarūs yra ir jo, aš turiu, kaip manote, va čia vieną čipsų pakelį, tiesiog neįpirkau daugiau, nes tik vieną įpirkau. Vieną turim grybo skonio čipsus, jie tikrai geri. Ir, nu taip, jie labai keisti skonis, toks vinegar skonis. Lietuviškai aš neatsimenu, verčiasi vinegar, bet tipo vinegar. Aš parašysiu ant ekrano. Žodžiu, jie tokie normaliai, nėra kad labai skanus, bet tokie normaliai. Aš šitus dėčiau normaliai, bet kitus čipsus dėčiau žymiai aukščiau. Dar turime šitus, visi šiaip čipsai, jie yra žymiai aukščiau. Jie yra žiauriai skanus. Yra daržovių skonio čipsai. Pavyzdžiui, kurie man nemeluosiu, šūdas yra. Jie šūdas yra. Tas number one šūdas. Tipo, ant number two. Pagal mano nuomonė yra tai. Tai va, tai mano čipsų tier listas yra. Ir iki kito video. Oi, vos nepamiršau. Reikia sudėti dar šitus visus.